Tai mintis tokia, kad čia augo kažkada tai kadagys didelis, priseksiu nuotrauką. Ir ką mes padarėm, tai iškirtom visą tą augalą ir vietoj jo pasodinom pievutę. Realiai nuo pasėjimo pradžios praėjo kažkur 4 dienos, kuomet čia išsilyginom visą sklypą šitoj vietoj ir pasėjom žolytę. Tai per 4 dienas tokį sudygimą turim, dar kartą galim žiūrėti. Sudygimas yra. Tai realiai šita plėvelė gaunasi kaip ir apsauginė, kaip ir sukurianti šiltnamio tokį kaip ir efektą, nes jos neuždėjus, tai paukščiai išlesa sėklas. Tai, sakant, plėvelė reikalinga ir naudinga. Tai dabar dar plėvelę palaikysiu kokias 3 dienas ir matysiu, kas gausis vėliau. Tęsim darbus su rąstų medžių pjovimais. Tai dabar realiai tiek susipjovėm, tiek turim tokių apjūvenų. Supjaunam šitą ir supjaunam šitą, nes su kirviu šitie neprasikapoja. Tai, ir dar turim vieną tokią šaknį, to pačio kadagio, kuris buvo tenais. Tai čia yra jo šaknelė, tokia nedidelė, nei maža. Sakant, mes ją paimsim ir supjausim gabalus. Nu kągi, malkas baigiam skaldyt. Žiemai 2 sezonams tikėtina pasiruošę esam. Tai tokio krūvelė malkų. Ir ką dar turim, tai jau po 8 dienų išdygusią pievutę. Realiai. Dar matosi, kad yra kai kur neišdygusių plotelių sėklų, bet kas vakarą liejam ir tikėtina, kad sėklos sudygs. Taigi, ką šiandien darėm, tai bandom išspręsti šitą problemą. Tai yra, kad palystų mūsų profilis po stalu. Reiškiasi, mums reikia šitoj vietoj perkelti prūselį su visom kojelėm per grubiai 2 cm. Tai tą šiandien padarysim ir pritvirtinsim dar patį stalviršio viršų, kuris šiuo metu kilnojasi taip. Tam dalykui galvoju panaudosiu štai tokius vyrius. Tai iš esmės gausis, kad mano stalviršis jisai geba atsikelti esant reikalui ir galiu prieiti prie vidaus. Tai bandom daryti.
toks grovelis turėtų būti. O, čia jau yra gražus grovelis. Ir čia irgi realiai net neperėjo kiaurai, tai čia turėtų būti visai neblogai. Aišku, aš dabar sulenksiu nekaitindamas, tiesiog kad pasižiūrėti tą patį principą. O, ir kampas kur kas geresnis čia gaunasi. O, štai koks kampas gražus gaunasi, čia tai tikrai nelabai jisai, nes aš čia netgi kaitinau šitą ir bandžiau lenkti ir nelabai gavosi, o čia o su freza atitaikius gylį visai gerai gaunasi. Tai manau, kad visai vykęs frezos stalo projektas ir bus galima eiti daryti laiptų. Frezos stalas yra užbaigtas ir pažiūrėkim apžvalgą, kaip jis atrodo. Tai pirmas dalykas, ką turėjo atitikti šitas stalas, tai kad galėtų jisai palisti po kitų darbastalių. Tai kaip ir įgyvendintas etapas ir po apačia taipogi galime irgi laikytis norimus dalykus, tai šiuo atveju aš laikausi cemento maišus, tai iš esmės vietos atžvilgių labai geras sprendimas. Tai va, toliau ištraukiam mes patį stalą. Taip, stalas. Kad būtų dar patogiau ir paprasčiau naudoti stalą, mes padarėm, kad darbastalis atsilenkia. Čia nukrito laidas, nieko tokio. Taip, tai atlenkus darbastalį galim prieiti prie pačios frezos ir pasireguliuoti jos aukštį. Tam, kad pasireguliuotume aukštį, esu va tokį featuresą padaręs. Kampu. Su viena ranka pavyko. Mintis tokia. Šitą galą atremiam į kampuotį, o su šituo su rankina spaudžiam ir tada mums išlenda tiek frezos, kiek mums reikia. Reiškiasi, galim pafine-tuninti patį atstumą. Pafine-tuninus patį atstumą galim eiti frezuoti. Kas dar? Turim laikiklį, turim lentyną, kurioje galim laikyti visus frezos aksesuarus. Aišku, galbūt reikėtų dar šonus čia padaryti, bet matysim iš jėgos, kas kaip darysis. Tai va šitą laikiklį mes dabar nuėmam. Ir gražiai uždarom. Taip, kas dar. Tai jo, tai čia šitas irgi į tą pusę. Taip va gražiai, op. Irgi slysta kaip mes norim. Čia irgi padarėm, kas lystų taip kaip norim. Kita krypinčioji. Va taip pat prisivažiuojam iki atstumo, kurio reikia. Ir, aišku, ratukai patogiam manipuliavimui po erdvę. Ir tolimesnis projektas, tai taip, yra pakopų darymas iš vinilo dailylenčių, pavadinkim taip. Ir galim nueit pasižiūrėti ant laiptų, kaip šitas dalykas atrodys iki galo. Tiesa, dar. Tam, kad stumtume ruošinius, tai reikės pasidaryti va tokius push stikus, stumimo pirštelius, pavadinkim. Tai čia aš jau ant medienos esu išsibraižęs siluetą, tai reiks išsipjaut. Ir dar va porą tokių irgi iš interneto rastų stumimo pirštų, kuriuos irgi išsipjausim ir pasidarysim, kad pirštų nenusifrezuotume. O dabar einam prie laiptų, parodysiu, kaip atrodys sekantis projektas. O turim tokio gražumo laiptus, kur jau kampas yra nusklemtas, nuo vaikščiojimo nusitrynės ir padarysim štai tokias pakopų apsiuvimą. Tai iš esmės tam mums frezos stalas ir yra reikalingas. Tai taip turėtų būti, taip įsivaizduoju ir aišku dar iš apačios. Pasidarys kampas gražesnis, užsidės, apsisiūs ir susiklijuos pačios pakopos. Tai, kaip sakant, šiam video tiek. Jeigu žinot, ką daryti, paspaudžiam patinka, paspaudžiam prenumeruoti kanalą ir iki kitų kartų.